Grįžtame su pasaulio panorama. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija ateitį vertino optimistiškai ir nemano, kad jau baigė savo darbą. Taip pasaulio panoramai sakė Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorės pavaduotojas Philipas Gordonas. Su praėjusią savaitę Lietuvoje apsilankiusiu diplomatu taip pat kalbėjomės apie NATO kylančius finansinius sunkumus, išmanėją gynybą, Rusijos ateitį ir galimą karą su Iranu. Dalis šio pokalbio jau buvo parodyta Lietuvos televizijos naujienų laidoje Panorama. Dabar jūsų dėmesiui visas interviu. Labadiena, pane Gordonai. Kaip Jūs manote, ar finansų krizė Europoje kelia grėsmę tarptautiniam saugumui ir kokias konkrečiai problemas jį kelia NATO? Leiskite pirmiausia pasakyti, kad labai džiaugiuosi būdamas Lietuvoje. Lietuva svarbi Jungtinių valstijų ir NATO partnerė, kuri daug prisideda prie tarptautinio saugumo. O atsakydamas į jūsų klausimą, turėčiau pripažinti, kad ekonominė krizė iš tikrųjų kelia daug sunkumų ir Europai, ir Jungtinėms valstijoms. Europa yra svarbiausia mūsų prekybos partnerė, todėl mes labai tikimės, kad Europos valstybių vadovai įveiks iškilusius sunkumus. Ar jums neatrodo, kad tai privers valstybės mažinti gynybos išlaidas? Žinoma, ir Jungtinės valstijos ir Europos valstybės mažina gynybos išlaidas. Tai reiškia, kad turėsime efektyviau panaudoti turimas lėšas. Kaip žinote, gegužės mėnesį Čikagoje vyks NATO viršūnių susitikimas. Jame kaip tik numatoma svarstyti efektyvesnio lėšų panaudojimo problemą. NATO generalinis sekretorius tai vadina išmaniąją gynybą. Numatoma, kad aljanso narės turėtų kooperuotis, vykdyti bendrus projektus ir taip pajėgtų efektyviau panaudoti jau turimus pinigus. Kokių dar sprendimų be šitos išmaniosios gynybos, pavadinkime taip, Jungtinės Amerikos valstijos tikisi iš Čikagos viršūnių susitikimo? Darbotvarkė dar nėra patvirtinta, bet tikriausiai svarbus klausimas bus misija Afganistane. Jau Lisabonos viršūnių susitikime buvo susitarta, kad iki 2014 metų NATO palaipsniui trauksis iš Afganistano, o atsakomybė bus perduota vietinėms saugumo pajėgoms. Taip pat nusprendėme, kad iki to laiko visi nariai turi laikytis savo prisimtų įsipareigojimų ir dalyvauti misijoje. Mes tikimės, kad Čikagoje šie įsipareigojimai bus dar kartą patvirtinti. Taip pat turėtume aptarti, kaip pasitrauksime iš tiesioginių kovos veiksmų ir vykdysime mokymų misiją po 2014 metų. Juk visi NATO nariai beveik 10-metį aukojo savo karių gyvybės ir pinigus misijai Afganistane. Ir visi norime užbaigti šį darbą sėkmingai. Tai tikrai įmanoma. Taigi Afganistanas tikrai bus svarbus klausimas Čikagoje. Taip pat turėtume svarstyti ir bendradarbiavimą su aljanso partneriais. Operacija Libijoje parodė, kad NATO vis geriau sekasi bendradarbiauti su aljansui nepriklausančiomis valstybėmis. Baracko Obamos kadencija jau eina į pabaigą. Kaip Jūs apibendrintumėte šios administracijos politiką Europoje? Neskubėčiau atsisveikinti su prezidentu Obama. Net pirmoji jo kadencija baigsis tik po metų, todėl nemanome, kad mūsų darbas jau baigtas. Bet žinoma, jau nemažai nuveikėme. Vienas iš svarbiausių prezidento prioritetų nuo pat pradžių buvo ryšių su tarptautiniais partneriais stiprinimas. Jungtinėms valstijoms reikalingi partneriai, sprendžiant problemas Afganistane, Pakistane ir kitur. Branduolinių ginklų kontrolės klausimus. Obamos nuomonė, svarbiausi ir stipriausi mūsų partneriai yra Europoje. Per visą administracijos darbo laiką mes daug padarėme, stiprindami šią partnerystę. Afganistane kartu su mumis kovoja 40 000 karių iš kitų valstybių. Taip pat išskirčiau bendrą poziciją Irano atžvilgiu, operaciją Libijoje ir mūsų solidarumą pačioje Europoje, vykdant įsipareigojimus pagal NATO sutarties 5 straipsnį. Todėl manau, kad mums pavyko sustiprinti partnerystę su Europos valstybėmis ir ją toliau plėtosime per paskutiniuosius kadencijos metus. O kaip dėl santykių su Rusija? Kai kurie ekspertai jau atvirai sako, kad perkrovimo politika patyrė nesėkmę. Manau, kad ir santykiuose su Rusija turime kuo didžiuotis. Kadencijos pradžioje šie santykiai buvo labai įtempti, ypač po karo Gruzijoje. Prezidentas pamėgino išskirti konkrečius bendrus interesus siejančius mus su Rusija. Tai branduolinių ginklų kontrolė, kova su terorizmu, ekonominis bendradarbiavimas. Mes siekiame bendradarbiauti šiuose srityse, kartu aiškiai parodydami, kad neatsisakome nei savo principų, nei savo sąjungininkų Europoje. Manau, su rusais daug nuveikėme. Nauja sutartis dėl branduolinės ginkluotės, susitarimas dėl tranzito į Afganistaną. Iš dalies sutarėme ir dėl Irano. Rusija nusprendė neparduoti priešlėktuvinių raketų.
Taip pat ir Rusijos priėmimas į pasaulinę prekybos organizaciją. Tai ne dovana, tai priemonė, kuri sustiprins Rusijos ekonomiką ir įtrauks ją į tarptautinėmis taisyklėmis pagrįstą verslo sistemą. Norėčiau pabrėžti, kad visą tai pasiekėme neatsisakydami svarbių principų ir nekeisdami savo pozicijos, kad Rusijoje turi būti labiau gerbiamos žmogaus teisės, kad būtina saugoti Gruzijos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, kad NATO privalo užtikrinti savo narių gynybą. Bet, sakykime, dėl Irano su Rusija nepavyko pasiekti tikrai esminių susitarimų. Turiu galvoje susitarimus dėl sankcijų, taip pat ir dėl Sirijos arba tokių svarbių klausimų kaip priešraketinė gynyba. Taip, Jungtinės valstijos ir Rusija skirtingai vertina Irano problemą. Tačiau Jungtinėse tautose buvo sutarta dėl griežtų sankcijų, įskaitant ginklų tiekimo embargą. Ir Rusija atsisakė parduoti Iranui svarbę priešlėktuvinės gynybos sistemą. Nesakau, kad santykiai su Rusija idealūs, bet jie geresni nei anksčiau. Manau, kad rusai patys nustebo sužinoję, kaip toli pažengė Irano branduolinė programa. Todėl jie kartu su mumis pradėjo spausti Iraną nutraukti urano sodrinimą. Kita vertus, reikia pripažinti, kad po operacijos Libijoje bendradarbiauti su Rusija yra sudėtingiau. Bet mes ir toliau sieksime bendradarbiauti, o taip pat tęsime pradėtą bendrą politiką su partneriais Europoje. Šiuo metu Rusija išgyvena tarsi ištisą protestų bangą. Ar jūs manote, kad šie protestai gali vesti į esminius Rusijos politikos pokyčius? Nenorėčiau spėlioti. Man atrodo svarbu, kad Rusijos gyventojai reikalauja daugiau viešumo ir laisvų rinkimų. Jungtinės valstijos remia tokius reikalavimus. Valstybės sekretorė Clinton aiškiai pareiškė, kad Rusijos gyventojai turi teisę laisvai ir skaidriai rinkti savo valstybės vadovus. Manau gerai, kad rusai, ypač Rusijos jaunimas, atvirai reiškia savo reikalavimus. Mes palaikome žmonių teisę reikšti savo nuomonę. Pažiūrėsime, kas laukia ateityje, bet gerai, kad žmonės siekia demokratijos. Šiuo metu dažnai paspekuliuojama apie galimą karinį konfliktą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Ar jūs manote, kad tokia galimybė iš tikrųjų yra reali? Mes teikiame pirmenybę diplomatijai. Mes tai aiškiai nurodėme. Iranas yra įsipareigojęs tarptautiniai bendruomeniai. Jungtinių tautų rezoliucijos reikalauja nutraukti urano sodrinimą. Mes šios klausimus siekime spręsti diplomatiškai. Palaikome Catherine Ashton pastangas. Mes siūlėme Iranui pradėti derybas, bet rimto atsakymo į šį pasiūlymą nesulaukėme. Vietoj to jie toliau sodrina uraną, stato požemines saugyklas savo branduoliniai programai. Darome viską, ką galime, kad pasiektume sprendimą diplomatinėmis priemonėmis. Bet jeigu Iranas nuspręs nepaisyti tarptautinės bendruomenės reikalavimų, jo lauks pasekmės. Mes visų pirma svarstome ne karinės jėgos panaudojimą, o plačias ekonominės sankcijas. Džiaugiamės, kad ES svarsto galimybę nepirkti naftos iš Irano, raginame visas valstybės apriboti finansinių santykių su Iranu. Man atrodo, kad Iranas jaučia augantį spaudimą. Labai jums ačiū, iki kitų susitikimų Lietuvoje.